Prieš sezoną net nebūčiau pagalvojęs. Taip sako Žalgirio treneris Tomas Masiulis apie komandos žygį į Eurolygos atkrintamąsias. Kauniečiai reguliariajame sezone finišavo 5, už ką laukia ir solidi premija. Tikėtina, kad klubo biudžetą papildys net didesnį nei €1 milijono premija. Šis žalgiriečio Dastino Slyvos pataikytas tritaškis galutinai padėjo tašką bet kokiuose spėliojimuose dėl šio sezono Žalgirio padėties. Tritaškis, kuris įtvirtino žalgiriečių pergalę paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse prieš Paryžių, kas automatiškai reiškia neginčiamą tiesą. Žalgiris po 3 metų pertraukos sugrįžta į Eurolygos atkrintamąsias. Labai geras jausmas, didelė pergalė klubui ir miestui. Keliaujame į atkrintamąsias ir mūsų sezonas dar tikrai nebaigtas. Žalgiris Eurolygoje finišavo 5 vietoje, iškovodamas 23 pergalės. Į priekį kauniečiai praleido vos 4 komandas. Stambulo Fenerbahčę, Madrido Realą, Valenciją ir reguliariojo sezono laimėtoją Pirėjo Olympiakos klubą. Žalgirio arenoje 15 000 fanų po mačo nesiskirsto. Anaiptol jie atsistoja, sveikina klubą su puikiu pasirodymu šį sezoną. Treneris Tomas Masiulis sunkiai tvardo ašaras. Jam šis sezonas kaip vyriausiam treneriui tokiame lygyje yra vos pirmas karjeroje ir jau debiutiniais metais jis komandą nunaviguoja iki stipriausių į šešetuko. Panašu, kad specialistas pats negali patikėti tokia sėkme. Prieš sezoną, kas būtų pasakęs, kad aš čia sėdėsiu ir diskutuosim, kad žaisim play-offuose prieš Fenerbahčę, tai kažkas būtų, sakyčiau, kad kažkas negerai su galva. 5 vieta reguliariajame sezone yra geriausias Žalgirio pasirodymas naujo formato Eurolygoje per visą klubo istoriją. Net ir tame istorinėme sezone prieš 8 metus, kai dar Šarūno Jasikevičiaus treniruotas Žalgiris vėliau nukeliavo iki finalo ketverto, kauniečiai reguliariajame sezone buvo 6. Einam, darom, ką norim, viską šiandien švenčiam ir džiaugiamės, ką padarėm, o to renkamės tiesiai į Vilnių važiuojam. Po šių metų atkrintamųjų istorija pinasi tarsi filmo scenarijus. Atkrintamųjų serijoje iki 3 pergalių Tomas Masiulis ir jo Žalgiris sutiks savo mokinį, būtent Jasikevičių ir jo treniruojamą Fenerbahčę. Tikrai bus neįtikėtini, bet žinau, kad kaip sunku Šarą išprašyti iš Final Four, taip kad laukia sunki serija. Kad Šarą serijose įveikti itin sunku, rodo ir faktai. Per savo karjerą Jasikevičius kaip treneris yra treniravęs klubus net 7 ketvirtfinalių serijose ir vos vieną iš jų baigė pralaimėjęs prieš 7 metus, kai jo Žalgiris nusileido tuo metu nepalyginamai stipresniai Fenerbahčei. Faktai ir istorija Žalgirio fanus turėtų neraminti, bet kita vertus dabar Šaro Fenerbahčė yra itin sunkiame laikotarpyje. Reguliarų Eurolygos sezoną baigė per 9 rungtynes pralaimėjus net 7 kartus. Šį sezoną net 2 kart Eurolygos čempionus palaužė ir pats Žalgiris. Pirmą kartą su jais žaidžiant jie nebuvo pilnos sudėties, todėl dabar viskas bus kitaip. Bet mes vis tiek kovosime. Aš irgi būčiau ėmęs iškart prieš sezoną šitas rungtynės, jisai gal ne, bet bus jau jautrių akimirkų, bet vis tiek esame profesionalai, žinom, kiekvienas darysim, kas geriausiai savo komandai. Kitą savaitę Eurolygoje startuos įkrintamosios, išaiškinant paskutinius 2 atkrintamųjų dalyvius. Dėl poros likusių kelialapių varžysis 4 komandos. Atkrintamosios startuos balandžio 28-ąją. Namų aikštės pranašumą Žalgirio serijoje turės Fenerbahčė, todėl pirmos 2 serijos rungtynės iki 3 pergalių bus žaidžiamos Turkijoje.